Fonetika ir fonologija. Kuo jos panašios ir kuo skiriasi? Panašios šios dvi disciplinos tuo, kad abi nagrinėja kalbos garsus. Tačiau nagrinėja kalbos garsus skirtingai. O tuos skirtumus, jeigu taip vaizdžiau kalbėtumėm, galima paaiškinti tokiu paprastu kulinariniu pavyzdžiu. Na, įsivaizduokit, kad gaminat salotas. Sakykime, Cezario salotas, ant stalo susidedat reikiamus produktus, salotų lapus, vištieną, skrebutį, alyvuogių aliejų, druską, pipirus ar dar kokius nors jums patinkančius produktus ir kiekvieną iš jų galit apibūdinti. Galit apibūdinti jų spalvą, galit apibūdinti jų kvapą, galit apibūdinti tekstūrą, svorį ir kitus dalykus. Tai lygiai taip pat fonetika elgiasi su garsais. Fonetika gali apibūdinti kiekvieno atskirai paimto garso akustinės, artikuliacinės ir percepcinės savybės. Bet jeigu mes visus tuos produktus, iš kurių gaminsim salotas, sumetam į dubenį ir sumaišom, tada tos produktų savybės ima keistis. Tai jau yra ne tie patys dalykai, kurie ką tik tai gulėjo ant stalo. Tai lygiai taip pat su garsais, kada mes sujungiam garsus į žodį, žodžius toliau jungiam į sakinius, sakinius į didesnius tekstus, tarp garsų atsiranda ryšiai ir santykiai. Taigi, fonetika nagrinėja atskirus pavienius produktus, atskirus garsus, o fonologija nagrinėja salotas, tų garsų tarpusavio santykius.